Tai iš tikrųjų labai diena, tai mes šiandieną jūsų kvietėm ir norėtume patvirtinti žinią oficialiai, kad iš tikrųjų 16 dieną šio mėnesio Rusijoje buvo sulaikytas nuo 2001 metų Lietuvos teisėsaugos paieškomas Romas Zamolskis. Ir norėtume kartu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra ilgo ir kruopštaus darbo Lietuvos kriminalinės policijos biuro, bendradarbiavimo su kitomis šalimis ir ypatingai su paskutiniu metu Rusijos federacijos, milicijos, po to policijos operatyviniais padaliniais ir sulaikymas yra to kruopštaus darbo tik tai išdava. Iš tikrųjų, nors nuo 2001 metų paskelbta paieška, tai jinai iš paskutinių matyt dešimtmečių, tai Lietuvos visuomeniai buvo įgavusi gana tokį vieną didžiausių atgarsių ir iš visuomenės pačiam procese paieškos tikrai buvo sulaukta ne vienos dešimties ir matyti ne vienos 100 skambučių. Informacija buvo ilgą laiką tikrinama ir vėliau, dirbant aktyviai Lietuvos kriminalinės policijos biurui ir gavus atitinkamų kai kurių duomenų, nustačius, kad šis asmuo turi įgyjęs suklastotą svetimą pavardę, lietuvišką pasą. Vėliau, nustačius bent jau operatyviai jo gyvenamą vietą ir pasidalinus informaciją su Rusijos federacijos teisėsaugos atstovais, tai vėliau buvo įvykdytas šitas sulaikymas. Tikrai bendradarbiavimas šitoj byloj buvo gana ilgas ir tamprus ir pasitikintis vieni kitais. Tai šių metų kovo 18 dieną pagal Interpolo liniją gautą paklausimą, pagal ginkluotą plėšimą Rusijos federacijoje, kai buvo įvykio vietoje išimti apie 15 pirštų atspaudų. Tada dar Lietuvos kriminalistinių tyrimų centras, atlikęs paiešką duomenų bazėse, identifikavimus, buvo padarytos išvados, kad pateiktos, kad 4 pirštai iš šio ginkluoto plėšimo Rusijoje priklauso paieškomam Romui Zamolskiui. Toliau buvo be abejo bendradarbiaujama, ruošiamasi sulaikymui, kadangi asmuo tikrai labai pavojingas, ypatingai pavojingas sulaikymuose, kas buvo ir Lietuvoje, tas kartojasi ir Rusijoje. Mūsų žiniom ir šiuo metu sulaikymo metu jis buvo sužeistas, kadangi buvo pasipriešinimas policijos pareigūnų atžvilgiu vykdytas. Todėl kolegų prašymų, be abejo, nustačius, identifikavus pirštus, kurį laiką informacijos mes neplatinom, tai buvo suprantama iki sulaikymo. Todėl aš be abejo dar kartą dėkoju Lietuvos policijos kriminalinės policijos biuro pareigūnam už profesionalų, gerą darbą. Be abejo, kad iš kitos pusės šitas sulaikymas dar kartą parodo, kad šiandieną, dėja tam globaliam pasaulyje, bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų, tarp šalių policijų, generalinių prokuratūrų, teisėsaugos institucijų visų, tai yra garantas gero darbo. Na ir noriu dar dvi tik tas žinias pasakyti, kad geroji žinia Lietuvos gyventojams, kad iš tikrųjų tikrai tai nėra tušti žodžiai. Lietuvos teisėsauga nepamiršta praeityje įvykdytų nusikaltimų. Ir blogoji žinia, be abejo, nusikalsti linkusiem asmenim, kad tegu ir 14, 13, 10 metų praeina, tačiau įvykdyti nusikaltimai tikrai nėra pamirštami ir vėliau ir anksčiau visgi atpildo valanda jinai ir teisingumas suranda save. Tai jeigu būtų klausimų arba papildomai dėl galbūt sakykime, kas ar Lietuvos pareigūnai, ar jau paskui Rusijos pareigūnai po Lietuvos patvirtinimo nustatė, kad jisai naudojasi suklastotų pasu ir jo gyvenamąją vietą? Na tai yra iš tikrųjų
mūsų žiniom pirmiausia buvo mūsų nustatyta pareigūnų, kad naudojasi papildomų lietuviškų suklastotų pasų kitą pavardę, bet lygiai taip pat bent jau mūsų duomenys leidžia manyti, kad jis turėjo lygiai taip pat ir suklastotą Rusijos piliečių pasą. Prieš kiek laiko buvo gauta informacijos apie Zamolskį, tokios tikros pasitvirtinusios informacijos? Aktyvioji sulaikymo pusė principė buvo nuo šių metų kovo mėnesio. Kokiais nusikaltimais įtariamas Lietuvoje, kokiais Rusijoje? Tai gal kolegas, prašau. Na, iš tiesų, jei kalbėt apie atliekamus Lietuvoje tyrimus, tai galima trumpai paminėti, kad susiję tyrimai yra Vilniaus apygardos prokuratūros žinėje, tai yra dėl eilės nužudimų, plėšimų, sakykime, detalesnės informacijos aš dėja negaliu pateikti, nes tam yra reikalingas ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro leidimas. Na ir galima pasakyti tiek, kad mes pirmiausia matyt norim pasveikinti kolegas iš policijos su šiuo sėkmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo atveju. Na ir iš savo pusės patikinti, kad kada mes gavom pranešimą apie tarptautiniu mastu ieškoto asmens sulaikymą, mes esam pradėję rengti dokumentus, kurie reikalingi asmens ekstradicijai iš Rusijos federacijos į Lietuvos Respubliką. O Rusijai kokiais nusikaltimais įtariamas, ar yra duomenų per tą visą laiką? Na, bent iš tikrųjų mes šiandienai tikrai žinom, kad jis yra realiai įtariamas ir, kaip minėjau, mūsų ekspertai patvirtino bent jau galima jo dalyvavimą ginkluotame plėšime. O kokiais konkrečiai kitais nusikaltimais galėtų būti Rusijoje padarytais kaltinamas asmuo, tai matyt patikslinsim vėliau. Aš noriu tik pasakyti, kad asmenys identifikuoti be abejo, kad daugelį metų yra pakankamai sunku. Tai tas Zamolskis, kuris buvo paieškomas ir matyt daugelis gyventojų įsimenė ir šiandieną dar nespėjo matyt nuimti nuo paieškos lentų nuotraukos. Ir štai viena iš nuotraukų toks jis Rusijoje. Ar yra žinoma, kaip ir kada pateko į Rusiją? Na, aš manyčiau, kad tikrai tos visos detalės yra ikiteisminio tyrimo metu nustatomos ir jos bus tikrai nustatytos ir sudėliotos. Kalbant apie Lietuvą, dar grįžtant, gal negalite atskleisti bylų detalių, prokurorė, bet gal galite pasakyti, kiek bylų yra susijusių su Zamolskiu, keliose bylose minimas Zamolskis, skaičių tiesiog, 1, 2, 10. Jeigu galima, aš tikrai nenorėčiau dabar šitoje stadijoje komentuoti, nes mes iš tiesų kaip prokuratūra dabar laukiam oficialaus pranešimo iš kompetentingos institucijos Rusijos federacijos generalinės prokuratūros gauti visą informaciją. Mums iš tiesų yra svarbu gauti taip pat informaciją apie tai, kiek ir ar yra atliekami ikiteisminiai tyrimai Rusijos federacijoje. O čia Lietuvoje, keliose bylose, keliose ikiteisminiuose jis minimas arba ieškomas, ar norimas apklaustas, kiek bylų Lietuvoje yra susijęs su Zamolskiu? Tikrai nemažiau, kai 5 ir mes siūlytom tikrai, sakykime, tiek tas atskleidimas tiesiogiai bendrauti su Vilniaus apygardos prokuratūra. Ar jis turėjo bendrų Rusijoje, ar veikia kaip vienišas vilkas? Tiesiog dabar stebint ir viešą erdvę ir analizuojant tas, kas yra minima žiniasklaidoje, matosi labai daug spekulacijų. Tai prasme, ten šitą Zamolskio istoriją paaišoma, ką jisai per 12 metų pridarė Rusijoje. Tai šiam momentui galim iš tiesų patvirtinti tai, kas jau buvo prieš tai pasakyta. Aiškus yra vienas atvejis, toliau yra versijos ir, sakykime, tyrimas neišaiškintų nusikaltimų remiantis analogijomis, būtent biologiniais pėdsakais, daktilo pėdsakais ir būtent braižu. Tai aš taip drįsčiau prognozuoti, kad artimiausiu metu kolegos iš Rusijos pateiks daugiau informacijos, kaip jie galvoja. Tačiau tai nebuvo paieška ir nebuvo sulaikymas pagal tai, kad kažkas tai Rusijoje sekė kažkokį serijinį žudiką ar kažką panašaus. Tai buvo iš esmės būtent pagal mūsų paiešką bandymas per Interpolo kanalais aiškintis, ta prasme, ar jūs žinote tokį asmens su tokiais pirštų pėdsakais. Ir kolegos iš Rusijos iš mūsų gavo tuos duomenis, koks pavojingas žmogus slepiasi po būtent tais pėdsakais paliktais įvykio vietoje. Ir va tik nuo to, nuo šių metų kovo 19 dienos, labai aiškiai prasidėjo būtent Romo Zamolskio paieška, labai aktyviai būtent Rusijos federacijoje. Jisai vieną kartą beje irgi yra pabėgęs nuo Rusų, tai reiškia nuo šito kovo mėnesio, čia buvo antras sulaikymas, pirmą kartą jisai pabėgo ir pradėjo vėl slapstytis ir tik tai po
eilės kitų kompleksinių veiksmus ir buvo sulaikytas dabar. Tai po kiek metų pertraukos jūs vėl užčiuopėte dabar Zamolskio pėdsakus? Per paskutinius keletą metų mes turėjome keletą signalų iš užsienio valstybių su tarimais jo pėdsakais, tačiau būdavo paradoksalių situacijų, kuomet pati Lietuva būdavo išplatinus, ta prasme, daktilo kortas ir biologinius pėdsakus ir automatizuotų būdų užsienio valstybėse būdavo sutapimai. Tačiau tikrasis faktas buvo tik tai prieš metus laiko užfiksuotas, kuomet būtent praeitų metų kovo mėnesį, kuomet buvo aiškiai pasakyta, kad pirštų pėdsakai netinka identifikuoti, bet pagal tikimybių teoriją labiausiai tikėtina, kad tai jo. Ir nuo to jau prasidėjo tas aktyvus jėgų nukreipimas ir resursų būtent šitą pusę. Tai čia kovo 18 yra 13 metų? 13 metų? Pasitikslinti. 13 metų kovo mėnesį. Koks dabar procesas laukia? Kur bus teismas Lietuvoje ir Rusijoje? Liepos 23 praeitų metų. 13.07.23. Pati pradžia, sakykime, kuomet mes gavom pirmą užklausimą iš Rusijos federacijos. O šių metų kovo 19 dieną antras užklausimas jau konkretus. Dėl piršto atspaudų antras užklausimas, taip? Ką konkrečiai Lietuvos pareigūnai darė? Ar buvo nuvykę į Rusiją, dalyvavo kažkokiose veiksmuose, ar tiesiog per atstumą jūs bendravot su... Mes pateikinėjome visą mūsų turimą informaciją, tai ką mes turėjome, tai pėdsakus, ryšius, bendravimo būdą, toliau vertinome Rusijos pareigūnų pateiktus duomenis, teikėme savo paramą, tai kiek mes galėjome. Artimiausiu metu iš esmės planuojame vykti ir buvo susitarimas, kad jeigu nepavyks dabar sulaikyti, mes važiuosim aktyviai dalyvauti veiksmuose, kurie bus leidžiami mums. Sakykit, koks tolesnis procesas? Ar jis bus pirma teisiamas Rusijoje ir tada paraleliai čia grąžintas į Lietuvą, ar atvirkščiai šitas reikalas su išdavimu ir teismais dviejose šalyse jums grėsinčiais? Iš tiesų, jūs labai teisingai pastebėjot, kad šiam įtariamam asmeniui grėsia procesai tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Rusijos federacijoje. Na, iš mūsų pusės, tai sakykime, tų veiksmų, kas yra planuojama daryti, kreiptis su prašymu dėl paminėto asmens ekstradicijos. Ir šitas procesas būtų pradėtas ir vykdomas pagal Rusijos federacijos nacionalinę teisę. Tačiau tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad yra atliekami ikiteisminiai tyrimai, neaišku, kokia ten jų apimtis, skaičius, tas vykdymas ekstradicijos būtų sustabdytas iki to laiko, kol bus baigti procesai Rusijos federacijoje. Ar tyrimai, ar ir teismai, kol baigsis Rusijos federacijoje? Tai apimtų abi stadijas, tik, sakykime, ikiteisminio tyrimo stadiją, tik teisminio nagrinėjimo stadiją. Tai kad visai būtų tikslu, Lietuva Zamolskį gali susigrąžinti tik tuo met, jeigu jis bus nuteistas Rusijoje. Kai jis bus nuteistas Rusijoje? Tiksli formuluoti būtų tai, kad kada mes gausim konkrečią informaciją apie galimus tyrimus Rusijos federacijoje, mes tada galėsime spręsti apie kažkokią, tai, sakykime, teorinę perspektyvą. Nes jeigu paaiškėtų tai, kad kažkokių tai tyrimų nėra, arba jie bus greit atlikti, tai be abejonės, sakykime, tas procesas dėl ekstradicijos į Lietuvą pagreitėtų. Ir, sakykime, jau tada jau procesas vyktų Lietuvoje. Ar būtų dar klausimų? Dar dėl sulaikymo, tikra informacija, kad jis važiavo su žmona, vaiku, nusipirkęs automobilį. Kaip buvo sužeistas, jis pats atsulaikė pareigūnų? Na, sakykime, matyti, iš tikrųjų, čia būtų spėliojimas, ar jis nusipirkęs automobilį, čia daug yra versijų jau įvairiausių. Tik tiek, kad dabartiniam žiniom, iš tikrųjų, jis važiavo su žmona. Kadangi turėjo žmoną, turėjo vaikus Rusijoje išgyvenęs, praktiškai tai apėmė tikrai ne vieną ir ne 5 šalis. Kodėl tik šiandien buvo pranešta apie jos sulaikymą, jis buvo sulaikytas prieš 4 dienas? Todėl, kad, kaip minėjau, pirmiausia, apčiuoptus pėdsakas, jeigu iš anksto informuotume, tai matyt būtų principas daugiau viešumo slaptam darbe. Tai kad taktiniais sumetimais visą laiką yra sprendžiama, pirmiausia, kada pranešt apie tai. Kitas dalykas, supraskim, kad sulaikymas buvo kitoje šalyje ir mes turim lygiai taip pat atsižvelgti partnerių prašymą.